Sveiki visi, su jumis vėl aš, juoda lietuvis. Jie! Šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi, čia ir aš, juoda lietuvis, biškai apsikirpau, jeigu matote. Nuo praeito vaizdo įrašo biškai ir plaukus persidažiau, bet nieko tokio. Pakeičiau, kur gyvenu. Nekreipi dėmesio į šitą sieną, bet to jinai biškai tokia. Čia anksčiau būdavo paveikslas, bet nieko tokio. Čia matote visokių čia dėmių, taip toliau. Aš ją nusivalysiu vėliau. Taip, taigi šiandieną ragausime tokį įdomų dalyką. Man šiandieną perėjo alga, kurią aš gaunu kas mėnesį iš Seimo ar kažkas tokio. Ir aš norėjau paeksperimentuoti, tai aš užsisakiau iš restorano. Ir va, štai kaip atrodo, čia tokie lik makaronai, jo. Čia, man atrodo, susideda, čia dar galėjai pasirinkti, čia susideda iš liktais kai kurių svagūnų, čia kaip matė, aišku, yra makaronai, va, padažai visokie, man atrodo, soja įeina, čili padažas įeina, čia dar pasiėmiau vištienos ir jautienos įsidėjau, tai ko gero bus labai skanu. Taip, už šitą aš mokėjau liktais 10-11 eurų. Aš sakyčiau, čia yra visai brangu, bet žiūrint ant kiek daug čia iš tikrųjų yra maisto, aš neapsigailiu. Va, ir dar čia jau biškį ragavau, nes labai alkanus buvau. Čia yra sriubytė, va, miso, man atrodo, vadinas, tai, pala, dar paragausiu, nes, dar kartą. Dar kartą. Žiauriai skanu. Dar biški. Kaip matot, labai skanu. Labai skanu. Čia įeina tofu sūrelis, kažkokios tai žolelės dar įeina. Prieskoniukai, seklos kažkokios, labai skanu, žiauriai skanu, rekomenduoju. Šita sriubytė, aišku, kaip matote, čia nėra jos daugiausiai, bet tik už eurą aš rekomenduoju asmeniškai. Man labai skanu buvo, aš rekomenduoju šitą sriubytę, žiauriai, labai skanu. Ta prasme, už eurą, nuostabu. Galėtų būti galbūt didesnė biškutė, bet ir mokėčiau daugiau tuomet. Tai aš nieko prieš, Tai va, tai čia mūsų pagrindinis patiekalas bus. Čia aš pasiėmiau, nepasiėmiau, bet kurjeris man davė, va, čia jau buvo įdėta į bliūdelį, bet išėmiau, kad jums parodyt, kad gražiau atrodytų, tai va su tokiom lasdelėm kabinsim. Ir ką, jau galim ragaut. Ką, lik sveikas, juoda lietuvi. Patrauksiu mikrofoną, kad neištaškyt čia visko. Čia gal rasiu kokią. Va. Vištienos ar čia jautienos gabaliukas. Jautienos. Dar noriu. Va, žinokit, aš nežinau, kaip aš visą šitą suvalgysiu. Nes tai, kad tik biškai pakabinau, du čia tuos, kaip čia iš viso, ne šaukštelius, ne šakutę, o du šitos, 2 lasdelės, tik pakabinau ir aš jau sotus praktiškai. Aš persivalgiau. Labai skanu. Tai va, už tiek rekomenduočiau, tai paliubomui, kad rekomenduočiau. Labai skanu, žiauriai sotu. Dar galite patys pasirinkti, ką norit. Man atrodo, už ten dar mačiau buvo krevečių kokių, žuvies nemačiau. Bet galite daug pasiimti. Tenais grybų galite prisidėti, sėklų kažkokių. Tai visko jūs ten galite prisidėti. Tenais, sakau, asiatiškas restoranas, viskas jums padaryta yra. Tai va. Jeigu pas jūs veža programėlę Bolt Food,
Nu, tai tikrai rekomenduoju. Nebrangus, skanus, sotu, viskas gerai, rekomenduoju. Iš viso dar su sriubytė, dar koks euras, mua. Nu, čia va, vandens biškį patsigersiu. Tai va, aš rekomenduoju. Tai va, nu ką, iki kito karto tuomet, nu ką čia, nesėdėsim, nu, iki geros dienos.